ir mes truputį čia pasimokysim, pakalbėsim. Ir svarbiausia mano šitos žinios tikslas - teisingai susiorientuoti į Dievo dalykus. Žiūrėk, tavo orientacija yra labai svarbu. Dvasinė orientacija, aš turiu, ne kažkokia kitokia. Dvasinė orientacija labai svarbu. Kai tu pagauni kryptį, Dievo pamatymą, Jėzus ateimo tikslą, tu pamatai tą tikslą, supranti, tada tos eilutės, visos tiesos pradeda aiškiai dėliotis. Tai va tai yra orientacija dvasinė. Ir mes kaip bendruomenė, kaip mokykla, eklesija, mes turime dvasinę orientaciją tam tikrą. Ir mes visoje tai orientacijoje esame ir maitinamės. Mes visi įgaunam panašų požiūrį, panašiai mąstome, panašiai suprantame. Nekalbant apie kažkokius ten subtilybės ir niuansus. Bet mes turime kryptį. Kad būtų absoliučiai neišgazdinama, absoliučiai atrastum poilsį jame ir sėtumės jo planuose, jo valioje. Jo valia yra super gera, geros valios sprendimu. Jis tave įsūnijo, jis tau suteikė palikimą, jis tau dovanojo teisumą, dovanojo šlovę, dovanojo palikimą. Jis tau dovanojo. Pilnas gailestingumo Dievas. Nenubaudė pagal mūsų darbus, bet parodė didelę meilę ir supratimą. Ir iš velnio vaiko mes tapome Dievo vaikai. Dabar Dievo, žiūrėkit, yra taip, kad žmonės skaitydami šventam rašte apie tokį miestą Jeruzalę, jie nesugeba atskirti, kad yra žemiška Jeruzalė ir yra dangiška Jeruzalė. Apie tą žemišką Jeruzalę, apie jos ten laiminimą, meldimąsi, jie ten ramybės ir panašiai apstu bažnyčios. Ir jie galvoja, mes dabar laiminsim tą Jeruzalę ir mums atsivers kažkas tai. Dabar sakau, jau atsivėrė. Tau nereiko nieko laiminti, kad kažkas atsivertų. Tau viskas jau ir po to pradėjo viskas dėliotis ir aš pamačiau, kad ta paleistuvė yra prašyta, nes tai yra dvasinė paleistuvė. Dvasinis paleistuvavimas tai palikti tikrą Dievą. Dievas prisistatė Izraelio tautai kaip vyras. Izraelio tauta buvo kaip žmona. Kaip vyro ir žmonos santykis. Ir jie žvalgėsi kitus dievus. Jie atstumė Dievą. Ir Dievas pasakė, artinasi galutinė rūstybė ir nieks nepabėgs. Ir tai bus nubausta. Artinasi bausmės dienos. Ir mes žinome, pagal Jėzaus pranašystę ir apreiškimo knygoje atsispindi tas pats. Ir Paulius sako, jiems artinasi galutinė Dievo rūstybė ir tai įvyko. Bet raštas sako, kad yra dangiška Jeruzalė. Taip pat ir laiškas Hebrajams sako, kad mes priartėjome prie dangiškos Jeruzalės, prie dangiško miesto. Mes priartėjom, arba mes įėjom, arba mes prisilietėm. Paulius sako, kad dangiška Jeruzalė yra mūsų visų motina. Mūsų visų motina. Žemiška Jeruzalė. Dar tuo metu jinai nebuvo sunaikinta, kaip Paulius rašė Galatams laiške. Jie vergauja, jinai vergauja su savo vaikais. Tai yra, sako, šita Jeruzalė ir dangiška Jeruzalė yra sandoros. Žemiškos Jeruzalės sandora. Mozės įstatymas. Jie vergauja su savo vaikais. Jisai paima vado pažadą, sako, išvaryk vergę, tą sandorą ir jos sūnų. Nes vergės sūnus negaus palikimo kartu su laisvosios. Aišku? Čia aš kalbu tokia apokaliptinė kalba, nes mes nagrinėjom pranašystę, kad mes ją suprastume. Beje, romiečiams parašyta, Paulius sako, kad Dievo įsakymu aš paskelbiau šitą evangeliją visoms tautoms. Toliau jisai sako, aukščiausio Dievo įsakymu, pranašų raštais
aš paskelbiu Evangeliją visoms tautoms. Taigi tai, ką sakė Jėzus, kad paskelbtų visoms tautoms, jau išsipildė. Tautoms suprantama Romos imperijoje. Bet svarbiausia, žiūrėkite, Pauliaus kalba buvo kokia? Jis nežinojo tų evangelijų, kaip mes žinom, skaitom, Luko, Mato ir panašiai. Jis nieko nesitojo, jokių palyginimų. Jisai kalba tik iš pranašų raštų. Dėmesio, labai svarbu. Todėl niekur nepamatysi, kad jis ten kažkur tai paminėtų ten apie 10 mergelių, ten kažkokius ten palyginimus. Kur mano manimu dabar, kaip su mano naujų pamatymų, praktiškai įsipildė. Bet sako, iš pranašų raštų yra pranašaujama apie laikmetį ir apie Dievo projektą. Tas Dievo projektas yra Jeruzalė, tas Dievo projektas yra bažnyčia arba graikiškai eklesija. Ir Jėzus ateina į šią žemę, tiesa, dar ir karalystė. Viskas viename. Visi šie 3 terminai kalba apie tą patį. Jeruzalė, eklesija ir karalystė. Ir jisai sako, ant to apreiškimo, kad aš esu Dievo sūnus, aš pastatysiu savo surinkimą, arba eklesiją, arba bažnyčią, kai mes verčiame. Ir pragaro vartai jos neįveiks. Bet niekas nesupranta, kodėl pragaro vartai. Tiksliau, pragaro vartai jos neatlaikys. Pragaro vartai kaip gynybinė siena, ne? Ir pragaro vartai tai yra valdžios vieta. Reiškia, pragaro valdžia neišstovės prieš tą valdžią, prieš tą valdymą, kuris turi sklisti iš mano projekto, iš mano karalystės, iš mano bažnyčios. Taigi, jau po truputį orientaciją iš to braižau. Taigi pradedam. Dabar visa tai, kad Dievas kalba apie šitą projektą, visagalis Dievas. Mes žinom, kad jo sumanimai kartoms. Ir tik paklusnus žmonės, bažnyčios žmonės, kurie sako, aš noriu susiderinti su dangumi. Aš noriu gyventi jo tobuloj valiui. Jie labai įdėmiai klauso tai, kad Dievas kalba apie šitą projektą, kurio dalimi esi tu ir aš. Mes esame to projekto dalis. Mes esame bažnyčia. Mes esame Jeruzalė. Mes esame Dievo aplinkoje, Dievo mieste, dvasinė mieste, kuris numatytas mūsų džiaugsmui, džiugesiui. Ne rankomis statytas miestas, bet yra miestas, kurios sienos yra išgelbėjimas, o vartai šlovė. 21 eilutė. Tai mano sandora su jais, sako viešpats. Mano sutartis, mano sprendimas. Mano dvasia, kuri yra ant tavęs. Ir mano žodžiai, kuriuos tau daviau. Nepaliks tavęs, nei tavo vaikų, nei vaikaičių, nuo dabar ir per amžius, sako viešpats. Dievo ištikimybė ir jo nuoseklumą. Dievas nėra toks emocijų nešiojamas. Nusprendžiau šiandien kažką statyti, rytoj persigalvojau. Nusprendžiau tave mylėti iki galo, skyrybų raštą rytoj rašau. Ne, Dievas toks nėra. Mūsų Dievas nuoseklus, stabilus, žodžio Dievas. Nepaliks tavęs nei tavo vaikų, nei vaikaičių nuo dabar ir per amžius, sako viešpats. Jisai savo sumanimą tau praneša, savo ištikimybę tau pasako, aš tavęs niekad nepaliksiu. Kas bebūtų tavo gyvenime, aš stovėsiu su tavim. Aš tave išrinkau. Tu eisi per vandenį, vanduo nepaskandins tavęs. Eisi per ugnį, ugnis nesudegins tavęs. Kas liečia tave, liečia mano akis vyzdį. Tu esi man mylimiausias išrinktinis indas, išrinktas šloviai. Aš tave išgelbėjau iš priešo rankų ir perkeliau į mylimo sūnaus karalystę. Jame turi tobulą laisvę nuo bet kokių griaunančių jėgų. Tu esi mano mylimas, priimtinas vaikelis. Kelkis ir šviesk, Jeruzalė, nes tavo šviesa ateina ir viešpaties šlovė tau šviečia.
Žinote, apie kokią Jeruzalę čia kalbama? Apie šitą Jeruzalę. Apie šitą. Štai tamsa padengs žemę ir tautas. Bet Viešpats pakils virš tavęs. Ir jo šlovė bus matoma tavyje. Tautos ateis prie tavo šviesos. Ir karaliai prie kylančio tavo skaistumo. Dabar šiandien prašykime visi, kad Viešpats duotų mums tepalo mūsų akims, kad mes matytume visą situaciją, visą aplink mus taip, kaip Dievas mato. Kad mes turėtume Dievo žvilgsnį į Dievą, į jo sprendimus, į jo projektus ir tai, kas vyksta pasaulyje. Tegul duoda mums Jėzus to tepalo, kad pateptų mūsų akis, dvasinės akis, mūsų supratimo akis, apreiškimo akis, kad su jo apreiškimu, jo šviesoj mes vaikštome tikroj tiesoj, neišgalvotose istorijose, ne kažkokių aptemusių pamokslininkų istorijose, bet Dievo šviesoj. Dievo šviesoj. Ir Viešpats sako, šitas projektas, kurį aš pradėjau žemėje, pasiliks kartų kartoms. Per kartą ir Lietuvoje taip pat, ir šitoj teritorijai, kur mes pastatyti, mes perduosim kaip palikimą Dievo šlovę, Dievo jėgą, Dievo teisumą ir teisingumą ir jo meilę. Mes perduosime. Ir šitas projektas auga, matykime, tai auga. Tai auga, paplokime Viešpačiui. Netikėkime, kas sako netikintis pamokslininkai, baimės skleidžiantis pamokslininkai. Gal jie nori gero tave išgąsdinti? Ne tau, Martynai, mėlynas dangus ir teisusis vos ne vos išsigelbės. Per didelės kančias atšliaušime iki karalystės. Tau nereikia šliaužti iki karalystės. Tu esi karalystė. Bus dar geriau, klausykit. Pakelk savo akis ir apsižvalgyk aplinkui. Jie visi renkasi pas tave. Tavo sūnus ateina iš toli. Tavo dukteris atnešamos ant rankų. Tu tai matysi ir spindėsi iš džiaugsmo. Jie visi čia renkasi. Va, bažnyčia su teisingu regėjimu ir pamatymu ir orientacija mato, kaip šitas susitikimas, šita veikla, jinai be galo patraukli visuomeniai. Be galo patraukli. Liaukis kažkokią, šiukšlę skelbti, jos nieko nepatrauks. Liaukis religiją skelbti, tai nieko nepatrauks. Skelb Dievo šviesą, Dievo meilę, jo gerumą, jo dovanas. Ir didžiausia dovana, sūnus padovanotas pasauliui. Džiaugis, vaik nuo džiaugsmo. Kam tu leidi pinigus, už tai dirbi, už tai, kas tavo sielos nepatenkina. Dirbi, kažką sakai, nusipirksiu skanesnio maisto. Jau čia viskas, atsibot, nežinau ką valgyti. Nežinau ką apsirengti, pilnas spinta, neturiu ką apsirengti. Jau nežinai, kaip čia save pakutenti kažkaip, tai kaip čia save pralinksminti. Ką čia man save padaryti dabar, ne? Ir leidžiu pinigus, dar mažai. Ateikite pas mane, klausykit manęs atidžiai. Ir jūsų siela bus palaiminga. Ir tada išeisite linksmi. Ir medžiai plos jums. Kalbos šokinės iš džiaugsmo, nes tu girdėjai Viešpaties žodį. Ir tu pradėjai jo akivaizdoje džiaugsmo pilnatvė ir malonumai per amžius. Tu sakai 21, ar mes čia skaitai? Neskaitai. Tau nebereikės saulės dieną, nei mėnulio šviesos naktį. Viešpats bus tavo amžina šviesa. Ir Dievas bus tavo šlovė. Tavo saulė nebenusileis ir mėnulis nebepasikeis. Nes Viešpats bus tavo amžina šviesa. Viešpats amžina šviesa. Tavo gedulo dienos pasibaigs. Argi. Taip. O Dieve, Jėzus Marija, kaip čia dabar yra? Aš galvojama tik tai gedulas ir gedulas. Per daug čia linksmai užšlovinau, strikinėjat iš džiaugsmo. Čia keista krikščionybė.
rimtis ir susikaupimas. Tavo gedulo dienos pasibaigs. Visi tavo žmonės bus teisūs. Pasirodo, čia niekas tyčia idėja, ne? Visi tavo žmonės Jeruzalė bus teisūs. Teisūs, visi bus teisūs. Visi bus teisūs. Tu įsitvirtinsi teisume. Kita vietoje, priespaudos nebepatirsi. Tu įsitvirtinsi teisume, priespaudos nebepatirsi. Kiekvienas liežuvis, kuris kaltins tave teisme, bus pasmerktas. Kokiam teisme? Va, tavo makauliai. Kaltinantis liežuvis, velniai kaltina, bus pasmerktas. Joks prieš tave nukaltas ginklas neturės galios, nes tavo teisumas yra iš manęs, sako Viešpats. Haleliuja. Žiūrėk, visi tavo žmonės bus teisūs. Jie amžiams paveldės šalį. Gražią šalį. Dievo šalį. Jie bus mano pasėlio atžala, mano rankų darbas, kad aš būčiau pašlovintas. O Dieve. Visa tai, kas pažadėta, tai jo projektas mumise. Ir per tai, kaip atsiskleidžia jo šlovė, jis bus pašlovintas. Visi atpažins, kad tai palaimintųjų sėkla, palaiminti palikuonis. Tautos mato ir pažįsta. Mes paleidžiame tą šlovę. Ją suvokime, ją įvertinam, ją tikime. Taip mes mokome savo vaikus. Taip aš mokau savo sūnus. Tu ir be Dievo gali turėti kažkokią sėkmę, kažkokius santykius. Bet klausimas, ar tai atneš tau laimę? Ar tu ateisi prie griuvėsių ir tada atsiminsi tėvelio pamokymus? Kad Dievo baimė yra išminties pradžia. Ir karalystė, kuri tau netarnaus, Jeruzalė, žus. Tokios tautos bus visai sunaikintos. Kas keikia tave, bus prakeiktas. Kas laimina tave, bus palaimintas. Atsimenu, šiandien sakiau jums Pauliaus žodžius, kad dangiška Jeruzalė turi vaikų. Ir mes jos vaikai. Iškai mes matome gimimo svarbą. Ką Jėzus sakė, jeigu negimsi iš aukštybių, nei regėsi, nei įeisi į Dievo karalystę. Bet jeigu gimsti iš aukštybių, tu esi dangiškos Jeruzalės vaikelis. Tie, kurie stebit mus internetu, jeigu jis tai intriguoja ir jis nori perėti į šitą projektą, ne žmogaus projektą, kūrėjo Dievo projektą. Jūs norite įeiti. Sako, aš tikėjau Jėzumi, aš atlikinėjau visas ceremonijas, kurias turiu atlikti, apeigas ir visa kita. Labai gerai, bet jūs tikite Dievu ir jį garbinate tai, kaip suprantate. Bet Jėzus pasakė, visiems tiems žmonėms, religingiems, Dievą mylintiems žmonėms, sako, viena sąlyga yra, reikia atgimti iš aukštybių. Reikia atgimti iš aukštybių. O atgimimas vyksta štai kaip. Tu pasakai, Jėzau, aš tikiu, kad tu atėjai į šią žemę, kad paimtų mano nuodėmę. Ne tik nuodėmės rinkinį kažkokiu nuodėmę, bet visą mano nuodėmę. Tu atėjai į mano gyvenimą, atėjai į šį pasaulį, kad išgelbėtų mane, kad per tą atleidimą nuodėmės aš gaučiau naują prigimtį. Todėl šiandien šaukis Jėzus ir sakyk, atleisk mano nuodėmės, Viešpatie, atleisk mano nuodėmę, prigimtinę nuodėmę, kaip nori ją pavadinti. Atleisk ją ir atgimdyk mane, pakeisk mano širdį. Ir tai tikrai įvyks. Nuoširdžiai tu nori, tas noras beje taip pat iš jo, tai tikrai įvyks. Nesispiriok, nebūk išdidus. Nevadink savo to tikėjimo ten katalikų, ten pravoslavų, ten dar kokių liuteronų. Pavadinimai nereikalingi čia visai. Čia visai nereikalingi pavadinimai. Šiandien susirūpink tikrai savo sielą, tai yra savimi. Susirūpink.
Ir jeigu tu nuoširdžiai melsis, Dieve, atgimdyk mane, padaryk man tavo vaikeliu. Aš noriu pereiti į tavo Jeruzalę. Aš noriu pereiti į tavo eklesiją. Aš noriu pereiti į tavo karalystę. Tai tikrai įvyks tavo gyvenime. 100%.